Taip jau susiklostė, kad esu padaręs kelis video apie NFT ir kai kurie galvoja, kad aš domiuosi jais dėl to, kad tai yra ateitis. Bet tai yra netiesa. Aš manau, kad NFT yra visiškai beverčiai ir 99% iš projektų yra skemai. Apskritai šnekant, 99% visų kriptovaliutų projektų yra beverčiai. Kalbu ne tik apie shitcoinus, kad ir 9 vietoje iš visų kriptovaliutų pagal market capą turim Dogecoin, kurį 1000 lietuvių perka ir laiko tikėdamasi kosmoso. Nors pats to projektai, kurie pardavė visus savo tokenus ir nesupranta, kodėl žmonės vis perka šią valiutą. Dogecoino market capas yra virš 17 milijardų dolerių, o tai reiškia, norint, kad jo kaina padvigubėtų, reikia, kad visi sumestų dar tiek pat pinigų į šitą projektą. Žmonės perka, vieni supranta, kad tai bevertis projektas, kiti tiki jo ateitim, bet visų tikslas yra tas pats - uždirbti pinigų iš tokios investicijos. Bet kai tie patys žmonės išgirsta NFT, šauja, kad tai skemas ir juokiasi iš to. What? Pasikartosiu, daug kas yra skemas, bet jei iš to NFT skemo galima uždirbti 5x per dieną, kodėl daugiau apie tai nepasidomėjus? Aišku, kai kalbu apie kelis x per dieną, tai kalba eina apie naujų projektų pirkimą ir rinka dar nėra atsigavus, kad būtų daug tokių galimybių. Bet šiandien papasakosiu ir parodysiu kitą būdą, kaip tiksliai galima iš NFT uždirbti $1000 per dieną ir apie tai nemačiau jokios kitos informacijos. Pasiruoškit išmokti kažką naujo ir keliamės į mano desktopą. Taip, apie pačius NFT daug nepasakosiu, tiesiog yra paveiksliukai ir atsidarysiu platformoje OpenSea kolekciją Imaginary Ones, nes aš jau apie ją esu pasidaręs researchą prieš darant video, kad sutaupyti jūsų laiką. Ateinam čia. Čia matom visus paveiksliukus, kurie yra šiuo metu įdėti į pardavimą. Kainos yra skiriasi, bet svarbiausias dalykas, ką mes norim matyti, tai yra bottom price. Tai čia žemiausia kaina, už kurią listinti pardavimai. NFT su žemiausia kaina, floor price, turi didžiausią tikimybę būti greičiausiai parduoti. Ir mes į tokius turim koncentruotis. Nes pavyzdžiui, kai kurie žiūri į NFT retumą. Galim tokius dalykus pasižiūrėti, yra tam įrankiai. Galim atsidaryti tokį tinklapį, kur galima pasižiūrėti kolekcijos unikalumą ir savo turimų NFT retumą. Tai pavyzdžiui, irgi tą patį Imaginary Ones pasiimsim, kad nesimaišytume. Ir matot, kad yra rankai. Tai čia tas vadinamas retumas. Tai čia numeris 1 rankas, tai čia šitie jau patys rečiausi. Tai reiškia, turint tuos numeris 1 arba ten 26, 27 yra top rečiausi NFT. Už juos galima gauti daugiau, bet į tokius dalykus siūlau net nesigilinti, nes labai retas, kuris gali gauti tokius, o jeigu pirksit, tai tiesiog permokėsit ir po to neaišku, ar kas nors iš jūsų nupirks. Mes fokusuosimės tik į tai, kaip galima uždirbti greitai ir garantuotai. Taip, grįžtam į OpenSea, jeigu nueisim į Activity, matom, kad floor price yra dabar 1,5 Ethereum. Tai einam į Activity, einam į pardavimus ir žiūrim, kas buvo parduota. Čia yra kaina, už kurią buvo parduotas vienas NFT, čia prieš kiek laiko. Žiūrim ir matom, kad šiuo metu kaina yra 1,5, bet yra tokių anomalijų, kaip, tarkim, parduota už 1,34, nors 1,5 visi prieš tai buvo pardavimai, paskrolinsim ją pačią. Va, vėl matom, yra 1,5 vidurkį pardavimo, bet vėl keli pardavimai yra už 1,37. Kaip ir nedaug skirtumas, žiūrint pagal Ethereumą, bet kodėl žmonės taip elgiasi, kodėl jiems reikia, aš noriu pigiau parduoti, negu yra netgi floor price'as. Esmė tokia, kad daug žmonių laiko tos NFT ir kai reikia jiems išsigryninti pinigus, pavyzdžiui, nežinau, atsirado proga nusipirkti dabar kažkokios kripto, kažkas atrodo jums dabar sprogs, gali daugiau uždirbti, gal nežinau, gal reikia tiesiog paskolą už butą susimokėti, reikia pinigų išsimti, reikia greitai išsimti pinigų. Ir tokie žmonės nededa NFT į pardavimą, pavyzdžiui, kai nueisim items pažiūrėti, va čia yra pardavimas ir čia yra floor price. Ne į pardavimą deda, o žiūri į kolekcijos pasiūlymą. Kolekcijos pasiūlymas tai yra toks dalykas, kur kažkas gali pateikti kainos pasiūlymą visai kolekcijai. Ir tarkim, floor price'as yra 1,51, bet jeigu aš norėčiau dabar parduoti, galėčiau parduoti už 1,373. Žiūrint į Ethereumą, kaip ir sakau, kaina atrodo labai nedidelis skirtumas. Grįšim į šitą Activity pasižiūrėti. Matom, kad realiai tai yra $600. Tikrai daug. Ir čia atsiranda tokie perpardavėjai, kurie siūlo mažesnę kainą, negu nori žmonės parduoti. Ir visą laiką atsiras tų žmonių, kurie norės pigiau parduoti, jeigu rasit tinkamas tam kolekcijas. Paaiškinsiu, kaip tokias kolekcijas rasti ir kaip viskas veikia toliau, bet esmė, čia lygiai tas pats, kas yra su mašinų pirikupais. Jie uždirba ne iš to, kad nuperka mašiną už rinkos kainą, jie uždirba iš to, kad jie nuperka mašiną žymiai pigiau ir parduoda už rinkos kainą. Tai tą patį daro žmonės su NFT. Ir dėl ko tai veikia, tai būtent dėl to, kad žmonės neturi laiko laukti, jiems reikia skubiai. Kažkurie yra, aišku, yra tokių, kurie įmes už floor price'ą parsiduos, kiti dar už aukščiau parduos, jie turi laiko palaukti, bet visą laiką bus tų žmonių, kurie skuba. Atsiminkit. Ir iš jų būtent galima uždirbti.
Bet tada paskaičiuoti reikia, ar yra būtent va toks va pelnas, kaip čia pasižiūrėsim, nu tai gerai. Greit įsijungiam skaičiuotuvą. Taip, žiūrim, tarkim, jeigu floor price'as buvo 5138, o pardavė už 4584, skirtumas yra $554, kaip ir daug. Bet reikia atsiminti tai, kad NFT už pardavimus taiko 5%. Plius ten yra kolekcijos mokestis, bet jį galima pasidaryti 0%, bet 5% yra NFT mokesčiai. Tai žiūrim, jeigu parduodi už 1510, jeigu parduodi už 5140, 5140 kart 5%, tai mokesčiai yra 257, buvo apie 550 pelnas, lieka apie $300 pliusą. Dar gas fees tenais apie $40, nu ir apie 250 lieka, kaip ir gražu viskas. Bet čia žiūrint į va šitą treidą, bet tarkim paskaičiuojam va šitą, bet paskaičiuokime va čia naisva, kas buvo. Irgi atrodo nupirktas už žemesnę kainą ir nelabai jau iš karto matau, kad matematika gausis, nes buvo pardavimai vyksta po 5200, 5200, o čia nupirko už 5000. Tai 200 tai reiškia net nepadengia OpenSea mokesčių, kurie yra 250. Ir kaip tas veikia? Aišku, čia nes galite galvoti, kad perka, parduoda ne NFT traderis, bet iš karto pasakysiu, kad čia yra NFT traderis ir labai gerai va šitas pavyzdys, kad yra kaip tik netolimas. Taip, Virgo. Atsidarom profilį, nueinam į Activity. Taip, pasižiūrim būtent Sales. Taip, kuris čia buvo NFT pas jį. Imaginary One 7294. Taip, 7294. Matau, bet nerado prieš tai, gerai. Tai va, matom, nupirko už 4678 ir pardavė už 5000. Tai jisai yra tas, kuris verčiasi grinai tik NFT pardavimu. Ir jeigu ateisim čia, grįšim, galim matyti, kad jisai turi pardavęs, kur yra skaičius sold, 2400 NFT. Pasinagrinėjau prieš tai, sakau, šitą profilį ir žinau, kad jisai grinai vien tik prekiauja NFT. Bet kaip ir minėjau, kartais nėra kažkokios logikos, kai pasižiūri, atrodo, nupirko ir pelnas yra mažesnis negu OpenSea mokesčiai. Bet jeigu žinai tinkamus toolsus ir žinai, kur ieškoti, galima surasti, kaip jie tai daro. Taip, nueikime į... Yra OpenSea Pro. Taip, atsidarom Pro OpenSea, grįžtam į tą pačią kolekciją. Imaginary. Ir žiūrėkit, čia yra toks keistas dalykas. Prie kainos matot skirtingus ženkliukus. Čia toks ženkliukas, o čia žinau, tai yra, kad OpenSea ir kas čia yra. Čia yra kitas marketplace'as. Tai reiškia, kad OpenSea pas save listina ne tik tuos NFT, kurie yra parduodami per OpenSea, bet listina ir tuos, kurie yra parduodami per kitą platformą. Ir šiuo atveju mes iš šito ženkliuko galim žinoti, kad tai yra Blur marketplace'as. Tai jeigu pasinagrinėtumėt daugiau, sužinotumėt, kad būtent šitas marketplace'as neturi jokių listinimo mokesčių. Tai reiškia, už tai, kad parduotumėt savo NFT per šitą marketplace'ą, jums nereikės mokėti 5%. Bet kai įdėsite į pardavimą čionais, žmonės atėję į OpenSea irgi matys tą patį NFT prie visų pardavimų. Šitoje vietoje aš trumpam sustosiu ir toj pratesim. Bet dabar jau turėjai suprasti, kaip viskas yra paprasta, kai žinai step by step, ko ieškai ir kaip viskas darosi. Siūlau tau prisijungti prie mano privačios grupės. Viduje aš ir komanda dalinsimės, kokiuose NFT projektuose dalyvausim ir kaip juos papulti, kad pagauti tuos išsvajotus kelis iksus. Taip pat gaudysim shitcoinų projektus ir išmokysim, kaip naudoti snaipinimo botais, kad įgytum nesąžiningą pranašumą prieš kitus. Pateiksim signalus iš kitų mokamų pasaulinio lygio grupių, jų narystės kainuoja po kelis $100 per mėnesį. Ir jei norėtum pats pasitestuoti tokią informaciją, tau pirmas mėnesis kainuotų virš $6000. Čia dabar jau matai, kaip šiuo metu atrodo mūsų komandos vidinis serveris. Visos grupės supirktos ir suprogramuotas mūsų botas, kuris persiunčia visą informaciją į vieną vietą, kurioje komandos nariai ieškos geriausios informacijos, o ją atfiltravę pateiks tiems, kas prisijungs prie grupės. Tai reiškia, kad tau ne tik nereikės papildomų grupių, bet ir ieškoti juose informacijos taip pat nereikės. Viską gausi jau sukramtyta ir atrinkta. Kripto grupės serveris, prie kurio prisijungsi, atrodys taip, be jokios nereikalingos perteklinės informacijos.
Aišku, suprantama, nebūtų jokios naudos iš viso šito, jei tos mokamos grupės pateiktų blogą informaciją. Todėl mes jau dabar testuojame signalus iš savo pinigų, kad suprastume, kas veikia, o ne tiesiog žiūrėtume į gražius paveiksliukus. Tai šiai dienai esam labai patenkinti ir vien tik signalai verti daugiau nei narystės kaina. Nepamiršau ir svarbiausio dalyko. Grupės nariai gaus ir mokymus, nes net ir naudingiausia informacija yra bevertė, jei tu nežinai, ką su ją daryti. Mokymai bus apie tos pačius NFT, apie techninės analizės pagrindus ir taip pat shitcoinų mokymai. Jei trūks informacijos, ruošim dar ir papildomus mokymus. Grupėje bus keli komandos nariai, kurie yra stiprus savo srityse, tai techninės analizės, shitcoinų ir visa kita patirtis kriptovaliutose. Tie žmonės padės man atsakyti į visus klausimus arba galėsime padiskutuoti chato kanaluose. Bus ir airdropų medžioklės, live sesijos, kur galėsite stebėti mano ekraną, bet apie tai net nepasakosiu, kad negaišinti daugiau laiko. Trumpai tariant, nieko panašaus dar nematėt ir pirmiems nariams siūlau prisijungti sumokant vienkartinės narystės mokestį. Kas norės jungtis vėliau, tai bus galima padaryti tik perkant mėnesinę narystę. Todėl nepraleisk progos ir užsiregistruok tinklapyje kriptogrupė.lt. Dabar nieko mokėti nereikia, nes grupė dar kuriama. Kai užsiregistruosi, gausi visą informaciją, kokiam etape yra grupės kūrimas ir kada startuos pardavimai. Planuoju parduoti tik 100 vienkartinių narysčių, todėl nepraleisk progos prisijungti už tokią kainą. Šitas pasiūlymas niekada nebepasikartos. Būtent su šituo įrankiu ir uždirba tie vadinami perikupai. Taip, jeigu nukopijuotume šito žmogaus walleto adresą, kadangi visi pervedimai išlieka ant Ethereum tinklo, galim nueiti į tinklapį nftbank.ai, įsivesti piniginės adresą ir pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Taip, kur... Matom, kad jis yra išleidęs apie 3 milijonus dolerių, o uždirbęs 4,6 milijono. Ir jeigu ką, yra Blur, grįžtam į Blur, susivedam būtent tą Virgo adresą piniginės ir šitoj platformai žymiai patogiau galėsime matyti visus treidus. Taip, einame į History ir matom, kad pastoviai yra daromi pirkimai ir pardavimai. Ir čianais atkreipkite dėmesį, kaip ir sakiau, yra sell, pardavimas buvo, bet buvo OpenSea. Tai ar jisai mokėjo 5%? Ne, jisai tiesiog tą patį, ką nupirko čianais, jisai pardavė OpenSea. Ir kai išlystini šitoje Blur platformoje, kaip ir minėjau, taip pat patenka į OpenSea platformą pardavimas. Ir galite pasižiūrėti, čia pilna tokių atvejų, kai jisai nuperka pigiau, už 1,19 nupirko, pardavė už 1,217, nupirko už 2,5 Ethereum, pardavė už 2,689 Ethereum. Tai šitas žmogus būtent to ir užsiema. Ir būtent iš to, čia galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, prieš kiek dienų buvo. Būtent iš to galite ir pamatyti, kokiuose kolekcijose jisai dalyvauja. Galite tiesiog tose pačiose kolekcijose eiti ir siūlyti žemesnės kainas ir žmonės sutiks parduoti. Ir priminsiu, tik tai darydamas žmogus padarė virš milijono pelno. Yra toks dalykas, kur galima pasižiūrėti, kiek buvo sandėrių per dieną. Tai čia naisva irgi matom. Taip. Nesupratau, kažkas nulūžo, bet šiaip būna, kai užvedė pelytę, čia parašo, kiek skaičių buvo šitų transakcijų, kiek buvo tų NFT sandorių. Tai čia buvo galima matyti, kad pas jį vidutiniškai būna 10-15, kur labiau paryškinti kvadratukai, po 20 transakcijų per dieną būna. Ir įsivaizduokit, jeigu nuo vienos transakcijos, tarkim, lieka ten, kad ir 200, kur vidurkis pas jį virš 10 yra, jis virš $2,000 per dieną uždirba. Tada kyla klausimas kitas. O tai jeigu aš noriu $2,000 per dieną uždirbti vien tik tais nuo procento, kuris lieka, kiek man NFT reikia nupirkti ir kiek aš turiu turėti savo pinigų, kad pasiūlyčiau už visas kolekcijas, kad kažkas tais ateitų man už tą mažiausią kainą parduotų. Tai jeigu nueisite į OpenSea, matot, yra kolekcijų pasiūlymai. Ir jeigu atkreipsit dėmesį, tas pasiūlymas yra ne Ethereum, o Wrapped Ethereum. Ir kuo jie skiriasi tie du? Ethereumas nuo Wrapped Ethereum. Tai yra tas pats kursas, tiek pat kainuoja, tik Wrapped Ethereum jisai yra turintis daugiau funkcijų. Tai jeigu aš norėčiau pasiūlyti kolekcijos pasiūlymą padaryti, galėčiau tiesiog paspausti ant čionais ir atsirastų visi pasiūlymai, kurie yra. Tai reiškia, kad kai kažkas sutiks už pačią aukščiausią kainą parduoti, tada bus siūloma žemesnė kaina, žemesnė, bet jeigu aš pasiūlyčiau 1,37,1, tai mano pasiūlymas būtų aukščiausias ir žmonės galėtų priimti mano pasiūlymą. Tai daro tiesiog make collection offer, įrašot kainą, kokią norit pasiūlyti, 1,37,3,2, nes best offeris yra dabar tiek, galėčiau tiek įrašyti ir būčiau aukščiausiai su tokiu pasiūlymu. Tik tai tašką pamiršau padėti, biškai per daug siūlau.
Ir gerai, dabar, jeigu jūs tos pasiūlymus pateiksit 10, 20, 30 kolekcijų, jūs visą laiką kažką tai nupirksit. Nereiškia, kad iš karto per dieną visas nupirksit, bet gal iš vienos kolekcijos vieną dieną nupirksit, iš kitos kolekcijos kitą dieną nupirksit. Ir čia toksai klausimas iškart kyla. Tai gerai, kiek aš turiu turėti pinigų, kad tiek kolekcijų pateikčiau pasiūlymus. Jeigu čia vienos kolekcijos yra netoli 5000. Tai aišku, kad galite pradėti nuo mažesnių kolekcijų, kur vieneto kaina yra ten, tarkim, $200, ten $300, nežinau koks biudžetas. Bet esmė tokia, kad kai pateikėt pasiūlymą Wrapped Ethereum formatu, jis tų pinigų nuo jūsų nenuskaičiuoja. Čia yra programuojamas Ethereumas toksai vadinamas. Ir jeigu kažkas sutinka su jūsų pasiūlymu, tada iš jūsų balanso nuskaičiuoja tą Wrapped Ethereum. Jūs turite turėti tiesiog tą kiekį pas save piniginiai. Ir iš jūsų nuskaičiuoja, jums įmeta automatiškai NFT, viskas suvaikšto backend'e. Ir tada jūs nueinat, tiesiog išlistinat tą patį NFT į pardavimą, užstatot floor price ir jisai parsiduoda per kelias valandas. Gerai, o dabar kaip ieškoti tų kolekcijų? Galite pradėti nuo čionais, galite pradėti nuo, tarkim, susiraskit šitą virgo.nft.eth piniginę. Ir kai susirasit, galite nueiti į Blur, pasižiūrėti, kokios NFT jisai perka ir jau nuo to atsispirti. Bet aišku, kainos pas jį yra aukštesnės, nes jisai jau prekiauja su tais aukštesniais NFT, kad uždirbtų daugiau. Bet esmė tokia, kad jeigu patys norėtumėte ieškoti, nedarykit, kad nueinate į homepage'ą ir pasižiūrit kolekcijas. Va, pavyzdžiui, dabar yra kažkokios trendinančios kolekcijos, žiūrim, Bans, man kaina tinka ir kažkaip mažesnė kaina žymiai, trendina, atrodo pats tas dalykas va tokiam dealui. Bet esmė, kai kaina trendina, yra žymiai sunkiau pagauti žmonės, kurie nori iš karto parduoti už collection offer. Tai dažniausiai už collection offertą parduoda tie, kurie nesupranta, ką daro, o ne tik tie, kurie nori išsigryninti greitai. Nes, pažiūrėkit, pavyzdžiui, pardavimai vykdomi kas kelias minutės. Tai net valandą nepraėjo ir jau kiek pardavimų buvo padaryta. Tai kam žmogui sutikti parduoti už mažesnę kainą, jeigu jis žino, gerai, įmesiu pardavimą ir man čia per 10 minučių max parsiduos. Bet jeigu susirasite tokias kolekcijas kaip šitas Imaginary Ones, atkreipkite dėmesį, kas kiek laiko yra vykdomi pardavimai. Nueikite Activity, žiūrim, kas kiek laiko pardavimas. 3 valandos, 9 valandos, 3 pardavimai buvo per tą pačią valandą, po to vėl po 2 valandų, po to vėl laukti 4 valandas, dar 4 valandas. Tai tiesiog žmonės, kuriems reikia greitų pinigų, jie dažniau sutiks ant jūsų to pasiūlymo. Ir va taip veikia tas NFT pirikūpinimas. Ir viskas yra paprasta. Parodžiu pavyzdį, parodžiu piniginę, kurį uždirba. Yra pilna tokių piniginių, netgi toj pačioj Imaginary Ones. Jeigu pasižiūrėsit, galite tiesiog žiūrėti, kas pardavė ir kam pardavė. Tai jeigu žiūrės tiesiog kam pardavė ir galite tiesiog ieškoti prie sold, kad būtų dideli skaičiai. Tai reiškia, jeigu dideli skaičiai, tas žmogus greičiausiai perka, parduoda NFT. Ir galima vien tik pas tokius prisirinkti pavyzdžių, kur galima pradėti. Aišku, reikia žiūrėti pagal pardavimo kainą. Jeigu radant kažkokią anomaliją, tai dažniausiai ir bus, matom, 1400 sold NFT yra padarytų. Vėl viskas parduodama už 1,4 ir buvo žemesnis pasiūlymas. Žiūrim, kažkas gal tik pradeda tokį, ką aš sakau, daryti. Arba renka šitą kolekciją. Taip, vėl 1,3, 1,2, žiūrim, ne, 233 parduota. Kažkas jau labiau į tą pusę. Bet esmė, susirandant sėkmingą, jį kopijuojat, Sarah Spider, jau kelis kartus buvo jinai čia nais paminėta. Tai pažiūrėsim, Sarah Spider, gerai. Kur jinai pabėgo pas mane? Taip, jinai nupirko numeris 3 už 3,978, o pardavė už 4,43. Tai vėl $400 pliuso. Ir per kiek laiko padarė? Prieš vieną dieną buvo, 1 valandą pardavė, 29 dieną, o nupirko 28 dieną, 8 vakare. Tai realiai per 16 valandų pardavė ir uždirbo. Dar gali būti, kad pavyzdžiui, miegojo, kai nupirko, nes kai yra kolekcijos pasiūlymas yra pateiktas, jums nebūtina būti prie kompo, kad nusipirktų. Tiesiog, jeigu žmogus paspaudė accept, iš jūsų balansų nusiskaitė Wrapped Ethereum ir tada jums tai reikia grįžti prie kompo ir arba per telefoną galite pasidaryti ir reikia išlistinti tą NFT pardavimus. Tai va, toks lengvas tutorialas, viskas įmanoma, tik naudokitės tinkamais įrankiais ir jeigu patiko, spauskite subscribe, sharingkite šito, o jeigu norit kažką daugiau pamatyti, galite pasidomėti apie mano grupę ir pamatyti video šone. Sėkmės.